Juju – tai vakarų Afrikos dvasinių praktikų visuma, apimanti ritualus, talismanus, apsaugos simbolius ir ryšį su protėviais. Ši tradicija neretai vaizduojama supaprastintai, bet iš tiesų juju yra sudėtinga pasaulėžiūros sistema, kurioje susipina tikėjimas, kultūra, bendruomenės taisyklės ir žmogaus psichologija. Juju veiksmingumas dažnai vertinamas pagal tai, ar ritualai gali paveikti įvykius ar žmonių gyvenimą antgamtiškai. Tačiau šiuolaikinėje analizėje kur kas svarbiau suprasti subtilius mechanizmus, dėl kurių ši praktika iš tiesų daro poveikį tiek individui, tiek aplinkai. Vienas svarbiausių juju aspektų yra jo psichologinis poveikis. Ritualai, kuriems skiriamas dėmesys, intencija ir emocinis įsitraukimas, gali stipriai veikti žmogaus vidinę būseną. Talismanas ar apsaugos simbolis suteikia saugumo ir ramybės jausmą, kuris pats savaime gali paveikti sprendimus ir kasdienį elgesį. Kai žmogus jaučiasi apsaugotas, jo pasitikėjimas savimi didėja, o tai turi realių pasekmių. Jis elgiasi ryžtingiau, drąsiau, labiau pasitiki savo veiksmais. Tokia vidinė būsena neretai lemia ir teigiamus išorinius pokyčius, nors tai nebūtinai susiję su antgamtiniu poveikiu. Psichologija aiškiai rodo, kad tikėjimas ritualu gali turėti stiprų placebo efektą, kuris keičia ne tik emocijas, bet ir elgesį. Nemažiau reikšmingas ir socialinis juju veiksmingumas. Bendruomenėse, kuriuose juju yra neatsiejama kultūros dalis, tikėjimas ritualų galia pats sukuria realius padarinius. Žmogus, kuris laikomas turinčiu dvasinę galią, įgyja pagarbą ir autoritetą. Tuo tarpu prakeiksmo baimė gali tapti konfliktų prevencijos priemonė. Ne dėl to, kad prakeiksmas fiziškai veikia, o dėl to, kad žmonės bijo pačios idėjos ir jos pasekmių. Tokiu būdu juju ritualai tampa socialinės tvarkos elementu, reguliuojančiu elgesį, stiprinančiu hierarchijas ir padedančiu palaikyti bendruomenės normas. Tokiose visuomenėse juju tikėjimas veikia kaip nematoma, bet stipri psichologinė ir socialinė jėga. Dvasiniu lygmeniu juju yra giliai įsišaknyjęs santykis su protėviais, dvasiomis ir gamtos jėgomis. Praktikuojantieji tiki, kad ritualai padeda palaikyti harmoniją, apsaugą ar gauti pritarimą iš nematomo pasaulio. Ar šios jėgos egzistuoja objektyviai, lieka individualaus tikėjimo klausimu. Mokslas negali nei patvirtinti, nei paneigti dvasinės realybės. Tačiau žmonių patirtys ir pasakojimai apie apsaugą, sėkmę ar išgijimą išlieka kultūrinėje atmintyje ir sustiprina įsitikinimą, kad juju veikia. Šios istorijos kuria psichologinį pagrindą, dėl kurio ritualai įgyja dar daugiau emocinės reikšmės. Kalbant apie fizinis juju veiksmingumą, nėra mokslinių įrodymų, kad ritualai galėtų pakeisti gamtos dėsnius, paveikti fizinius objektus ar per atstumą padaryti žalą žmogui. Tačiau tai nereiškia, kad juju yra neveiksminga. Veikiau tai rodo, kad jos veikimas slypi ne antgamtėje, o žmogaus sąmonėje ir kultūrinėje aplinkoje. Tikintysis dažnai pats tampa ritualo vykdytoju. Jis keičia savo elgesį, priima kitokius sprendimus, veikia labiau užtikrintai arba priešingai vengia tam tikrų situacijų. Tokie pokyčiai gali lemti realius gyvenimo rezultatus, kurie iš šono gali atrodyti kaip magijos pasekmė. Galutinis juju veiksmingumas kyla iš 3 jėgų – psichologijos, socialinių struktūrų ir tikėjimo. Ritualai veikia žmogaus vidų, o tai keičia jo išorinius veiksmus. Bendruomenės tikėjimas suteikia ritualams kontekstą ir prasmę, kuri tampa socialinė realybė. Dvasinė dimensija suteikia gilesnį ryšį, kuris žmogui padeda jausti gyvenimo kryptį ir atramą.
Visa tai kartu kuria magijos įspūdį, nors iš tikrųjų veikia natūralūs psichologiniai ir kultūriniai mechanizmai. Taigi juju yra veiksminga ne kaip fizinius dėsnius keičianti magija, bet kaip žmogaus psichiką, bendruomenės santykius ir dvasinį pasaulio suvokimą formuojanti sistema. Jos galia slypi ne stebukluose, o žmogaus viduje, ten, kur susitinka tikėjimas, emocijos ir kultūrinė patirtis.